Baigusi gimnaziją, Jonaviškė Eglė Laurinavičiūtė nusprendė studijuoti, tačiau jau po kelių mėnesių mergina iš Kauno grįžo namo. Supratau, kad ne visai to norėjau, prisipažino 20-metė. Stojau tada į Kauno technologijos universitetą, į informatikos specialybę, bet tai pasirodė man kaip ir ne mano kelias gyvenimo ir nutraukiau studijas. Pirmam semestrė, net nebaigus pirmą semestrą, nutraukiau studijas ir įstojau darbo biržą. Kažkiek laiko prabuvus tiesiog biržoje, pastovėjus, specialistė pasiūlė projektą, kad tiesiog yra kuriama grupė žmonių, kurie eis į užsiėmimus tiesiog ir nusintė pas mūsų koordinatorę. Taip mergina tapo projekto Pasitikėk savimi skirto padėti nedirbantiems ir nesimokantiems 16-25 metų jaunuoliams surasti savo kelią dalyve. Buvo užsiėmimai su koordinatorė, vienas mėnesis buvo su jaunimo organizacijom ir dabar bus kompiuteriniai užsiėmimai ir susipažinimas su darbo specialybėm įvairiom. Įsiminė labiausiai turbūt renginys, kurį organizavom su visa grupe. Apie grožį buvo renginys, kuriame dalyvavo lektoriai iš mokyklos profesinės. Jie pasakojo apie grožį, apie veido priežiūrą, apie priemonės, kurias naudot. Ir mes jį organizavom, visi ieškom rėmėjų, viską kartu darėm. Tai tas ir turbūt labiausiai įsiminė. Į klausimą, kokios naudos davė dalyvavimas projekte, ir jį ir koordinatorė atsako net bejodamos. Dabar mergina labiau pasitikė savimi. Pasitikėjimo savimi daugiau, gal įgijau patirties, galbūt supratau, kaip su darbdaviais reikia bendrauti, kaip ieškotis darbo. Eglė irgi buvo gana nedrąsi, kaip ir dauguma projektų dalyvių atėję į patį projektą pirmąjį užsiėmimą, jie buvo nedrąsūs. Tačiau po projekto įgavę naujų socialinių įgūdžių, naujų įgūdžių reikalingų darbo paieškai, jie tampa drąsesni, aktyvesni ir labiau įsitraukia į pačią darbo paiešką, ko galbūt nebuvo projekto pradžioje. Dar daugiau, artėjant į pabaigą trečiam dalyvavimo projekte mėnesiui, Eglė jau žino, kur pasuks toliau. Žadu stoti iš naujo į aukštąją mokyklą, į kolegiją nuo rugsėjo mėnesio. Galvoju stoti į finansus galbūt arba buhalterinę apskaitą, turbūt matyti gal kažką su matematika skaičiais. Tokių, kurie nusprendė toliau mokytis, jau beveik 100. Projekte Pasitikėk savimi, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, per daugiau kaip metus dalyvavo 2,5 tūkstančio nesimokančių ir nedirbančių 16-25 metų jaunuolių. Beveik pusė projekto, kurį inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendina Lietuvos darbo birža, dalyvių įsidarbino arba dalyvauja kitose aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse. Tikimasi, kad iki šių metų Liepos pabaigos 15 Lietuvos miestų vykdomame projekte dalyvaus dar beveik 1000 nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių.